Sveiki gyvi krepšinio gerbėjai! Pristatome jums gražiausių Plasta sostinės krepšinio lygos 2015-16 metų sezono epizodų 10-tuką. 10-oje vietoje sutinkame SK Ferimstos aukštaūgį Igną Lukošių, fantastiškai pataisiusį netaiklų komandos draugo metimą. 9-oje vietoje puikus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Electrolux atstovų Kristijono Kirlio ir Luko Kišūno komandinis darbas. 8-oje vietoje sostinės žvaigždžių dienos renginyje SKL rinktinę atstovavusio Gyčio Radzevičiaus alejupas Albertui Valiuliui. 7-oje vietoje įsitaisęs VTDK SLK Patriotų lyderis Ignotas Braziulis ir solo pasirodymas. 6-oje vietoje dar vienas žvaigždžių dienos metu pademonstruotas galingas dėjimas, kurio autorius Gytis Radzevičius. 5-oje vietoje ir vėl Gytis Radzevičius ir jo šou ginant Mykolo Riomerio universiteto ekipos garbę. 4-oje vietoje dar du Mykolo Riomerio universiteto studentai – Dominykas Zubkauskas bei Modestas Gilys ir jų bendromis pastangomis sukurtas gražus epizodas. 3-oje vietoje pasaulio lietuvių čempionų taurės finale užfiksuotas MRU atstovo Igno Rilos slalomas baudos aikštelėje ir rezultatyvus perdavimas Tadui Lukšai. 2-oje vietoje Lietuvos ryto legendos Rolandas Skaisgirys ir Rolandas Jarutis besismaginantys sostinės žvaigždžių dienos rungtynėse. Ir 1-oje vietoje jau 3 kartą šiame tope sutinkamas Mykolo Riomerio universiteto skraiduolis Gytis Radzevičius ir jo dėjimas su mėsom į Wolfas Engelman ekipos krepšį.